Guggenheimo Ermitažo muziejaus Vilniuje idėja įgavo pavidalą. Savo vizijas pristatė 3 garsūs pasaulinio lygio architektai. Nugalėtojas bus paskelbtas rytoj. Tačiau kada šalia Baltojo tilto iškils įspūdingas pastatas, kol kas nespėliojama, nes nežinia, kas statybas finansuos. 3 garsus pasaulinio lygio architektai šiuo metu besilankantis Lietuvoje mūsų šalį paliks ne visi džiugiai nusiteikę. Tik vieno jų projektas bus pripažintas nugalėtojų. Ir tik vieno sukurtas Guggenheimo Ermitažo muziejus turės galimybę iškilti Vilniuje. Italo Massimiliano Fuchso sukurtas muziejaus pastatas sudaro judėjimo įspūdį. Susikryžiavę tūriai čia susiveria, čia užsiveria. Patį pastato branduolį formuoja kupolai, dengiantis susibūrimo erdves. Muziejaus erdvę Fuchsas siūlo gaubti baltos keramikos sluoksniu. Danielis Libeskindas muziejų Vilniuje įsivaizduoja kaip neatsiejama pakrantės, kurioje pastatas turėtų iškilti dalį. Projekte pastatas virsta kraštovaizdžiu į dangų besiveržiančią kalvą. Zaha Hadid Guggenheimo Ermitažo muziejų Vilniuje siūlo statyti lyg kontrastą šalia esančiam Verslo rajonui. Jos kurtame projekte pastatas iškyla lyg mistinis objektas plevenantis virš dirbtinio kraštovaizdžio juostos. Koks muziejus labiausiai tiks sostinėje dar vakare turėtų nuspręsti tarptautinė komisija. Tačiau ir tai nereikš, kad toks muziejus Vilniuje iškils, nes tai priklausys nuo pinigų. Tikimasi, kad prie muziejaus įkūrimo prisidės tiek valstybė, tiek miestas, tiek privatus kapitalas. Ir nors iš vicemero posto pasitraukė didysis projekto priešininkas Algirdas Paleckis, tačiau sostinės meras finansiniais pažadais kol kas dalijasi nenoriai. Savivaldybė visada gali numatyti, bet žiūrint kokia ta dalis savivaldybės, priklauso nuo to. Nes kada, atsimint, puikiai buvo 500 milijardo, mes galėsim skirti, savivaldybė tokių pinigų tikrai nedos. Nei Bilbao tiek neskyrė, nei niekas neskyrė, nei vienas miestas tokių pinigų. Ministras pirmininkas į projektą žiūri kur kas palankiau ir neatmeta galimybės, kad pinigai valstybės biudžete Guggenheimo Ermitažo muziejų Vilniuje bus numatyti. Bent jau šiais metais turim įsivaizduoti, kuris yra projektas, ir pradėti projektuoti įvairius šaltinius. Tai ir biudžeto, aišku, kitų metų, ir galbūt bus kokios tai galimybės kitus šaltinius panaudoti. Aš nežinau, dar šiandien negaliu pasakyti ES struktūrinius fondus. Na ir aš kvieščiau, aišku, ir privatų verslą taip pat dalyvaučiau. Projekto kuratorius ir idėjos autorius, buvęs Vilniaus meras Artūras Zuokas, įsitikinęs, kad muziejaus atsiradimas Vilniuje valstybė ir miestui ne išlaidos, o puikia investicija. Čia yra ne išlaidos, čia yra investicija į miesto ateitį, kuris sukuria labai daug papildomų pajamų, labai daug papildomų mokesčių. Pavyzdžiui, vien tik tai šio muziejaus verslo plano dalis, kad tai pritrauktų apie 400 000 lankytojų į Vilniaus miestą. Jie išleistų per metus apie 150 milijonų litų kasmet Vilniaus mieste. Taip pat apie 30-25 milijonai litų kasmet PVM mokesčio sumokama ir panašiai. Kuriems kelta sąlyga, kad bendra projekto vertė neviršytų 150 milijonų litų, o plotas 15 000 kvadratinių metrų. Nugalėtojas bus paskelbtas rytoj. Nuo rytojų su visais 3 projektais Jono Meko vizualiųjų menų centre galės susipažinti ir gyventojai. 5 kanalo žinioms Ilma Silkauskaitė ir Juozas Raduševičius.